kartais būna peršokinėja ant mažų žvaigždučių ir atrodo ne į temą, tarytum mes jas ten nudrožėm ir panašiai. Aš mažąją pakeisiu, kad būtų 100%, kaip sakant, bet vat čia, žiūrėk, šičia yra vaškas, kuris yra perteklinis ir jisai linkęs kauptis būtent tarp mažų žvaigždučių, nes jam čia nėra kur dingti. O tarp didesnių žvaigždžių ten yra tarpas ir jisai tiesiog perteklius nesikaupia, jisai ten lauk iškrenta. Ir va šitoj vietoj matosi netgi, kad tokia kaip juostelė ant to vaško, tai grandinė ant to vaško gulasi. Ir kai grandinė ant to vaško gulasi ir grandinė, tai yra vaškas sukietėja, jisai nebūna labai minkštas, kai išdžiūna ir dar su kokius purvus susimaišo, tai grandinė jau gulasi nepilnai visa jėga visų plotų ant žvaigždutės, o tarytum truputėlį va ant to vaško ir pradeda plaukti. Ir ta grandinė, jinai peršokinėja, tai kartais taip tiesiog va nuvalyti tą tarpą yra profilaktiškai naudinga. Retai mano klientai taip nuvažiuoja, dažniausiai ten jeigu kasmet lankosi, tai aš jiems tą dalyką tiesiog išvalau ir jie apie tai net nežino, kad gali būti kažkoks tai perteklius kauptis ir dėl to ten grandinė kažkaip blogai gultis. Va. O šiuo konkrečiu atveju tai yra čia to vaško ir va tokiais va gabalais. Nedaugiausiai, kiek aš esu matęs, ant mano asmeninio dviračio yra netgi vieną kartą buvę daugiau, bet ten aš tiesiog tingėjau kažką tai jam daryti, per purvynus irgi važinėjau. Va čia va, pavyzdžiui, irgi va. Ir tarp šitos, va šičia. O, koksai sluoksnis. Ir jisai yra toks gan kietas.